skrendanti labai gerai. Laimė. Tikrai. Pavasarėlį kaip gyvenate? Gandrelė, mes tavęs labai laukiame. Tu grįžai iš toli, iš šiltųjų kraštų ir mes kartu su vaikučiais norim užduoti tau vieną klausimą. Tik vieną. Ar tikrai, Gandrelė, ant savo plačių sparnų tu parnešai mums tikrąjį pavasarį? Taip. Žinoma. Pavasarėlį, jeigu tu čia, tai rytoj bus karšta. Pilna gėlyčių, lapeliai visi susprogs, žodžiai sužaliuos. Bus šilta. Labai smagu. Ar tikit, vaikai? Taip. Mes patikėsim, kad rytoj bus labai šilta. Vaikučiai, aš pas jūs atvykau į patį gražiausią darželį. Nes ten, kur negražu, kur oras nekoks, aš ten neskrenu. Įsirinkau patį gražiausią. Ir pačius geriausius vaikučius. O, užmiršau dar kažkaip, jau žiūrėkit ką, vaikai. Čia vaišiu jums. Iš ties tolimų kraštų. Jūs pažiūrėkit, ką aš čia turiu. Užsimerkit. Kiek vandelių man kažkas prikėpė ir liepė šitiems vaikučiams išdalinti. Norėsite? Aš esu gandras ir noriu, kad jūs parodytumėt man, kaip mokat sportuoti, šokti, dainuoti. Parodysit? Aš jau senas. Gal net skraidysiu kartu, nebešoksiu su jumis. Ir taip nebedainuosiu, nes esu iš kelionės pavargęs. O jūs turėsit dainuoti, šokti ir žaisti. Gandrelė, pažiūrėk, tu ne vienas pas mus svečiuose atskrido labai. Tu labai gražus paukšteliai, kurie nori tave pasveikinti dainele. Ir aš turiu pasisveikinti. O tu, prašau, Gandrelė, pamokyk vaikučius savo žaidimą. Gal mikrofoną gal susijungti. Aš bebijau. Tai visos auklėtojos stojam į ratelį su savo vaikučiais ir žaisim žaidimą. Pavasarėlį garnys. Taip, garnio dainelė.